Sveiki. Šiame video noriu pasidalinti patarimu, kaip montuojant dailylentes, kaip išvengti papildomų darbų ir pasilengvinti, pasigreitinti savo darbą, kas liečia kraštų apipjovimą. Standartinių metodų, tai lentelės yra montuojamos šiek tiek ilgesnės, nelygiai į apačią žiūrint, ir paskui jos yra pripjaunamos pagal liniuotę arba pagal kažkokią tai lygią reiką, aliuminę ar panašiai. Tai vat kaip šitoj vietoj aš darbuojos, kaip aš išeinu iš situacijos ir atlieku darbą tokiu būdu, kad man nebereikia grįžti prie apipjaudinėjimų ir panašiai. Tai labai paprastas variantas, tai yra pasidaryti savo atramą iš karto pagal aukštį. Todėl aš turiu lazerį ir visas šitas darbas pasidaro labai paprastai, to aš jums pademonstruosiu. Mes montuojame medžio bičių dailylentes ir kaip tik yra momentas, kada jums visą šitą procesą parodyti. Pasidarau tokio principo faktiškai, kas po ranka papuola. Tai dabar šiuo atveju tai aš naudoju KEM 5145, tą pačią konstrukcinę medieną, jos nesugadinu. Atraižos yra kaip kojos, kaip tai būtų galima pavadinti, žodžiu, ir pasidarau štai tokią atramą. Tam, kad ją pastatyti lygiai į vieną lygį, kad nenuklysti keliaujant aplinkui visą namo perimetrą, tai kas be ko reikalingas lazeris. Šitoj vietoj, kad nereikėtų kaišioti kažkokių tai keliukų ar panašiai ir kad visa šita atrama, konstrukcija būtų stabili, tai panaudoju reguliuojamus esvės varžtus. Kiekvieną koją aš įsukęs po vieną varžtą ir dabar aukštį reguliuoju pagal lazerį, tiesiog išsukdamas varžtą šiek tiek. Matot, yra 10-11 mm paklaida. Žinau, kad man reikia pakelt. Iškeliu iki nulio. Visas tas atramas susireguliuoju į nulį. Čianais 4 atramų pilnai užtenka. Matot, išsireguliavau. Aš žinau, kad mano atrama dabar yra lygi, 6 metrų tokią atkarpą aš pilnai pasiruošiu. Prie staklių iš karto susipjaunu, suformuoju laštakiuką lentai ir einu montuoju visas lentas, remdamas jas į pagrindą.